Kas iš tiesų yra sudėtingas charakteris, o kas yra laimingo žmogaus charakteris. Vat keliauju per Lietuvą ir galvoju, tokia atėjo mintis. Tas sudėtingas charakteris, tai kai žmonės labai stipriai yra egoistiški ir tik rūpinasi savimi. Jie visada teisūs, jie visada nori pykti, jie nori šaukti, įrodyti savo tiesą. Jie nenori girdėti kitų žmonių. Ir kas svarbiausia, jie per agresiją siekia tik savo įsitikinimų įrodymų. Dažniausiai sudėtingą charakterį turintys žmonės, jie būna labai viduj nelaimingi. Gali sakyti, ką nori, bet jeigu tu šauki, tu rėki, tu pyksti, tu esi tas žmogus, kuris nei pats gyvena, nei kitiems leidžia gyventi. Ir kas yra tas žmogus, kuris yra tiesiog laimingas, pasitenkinęs, taip sakykime, kuris turi pasitenkinimo jausmą savyje. Tai yra žmogus, kuris džiaugiasi viskuo, ką jis turi šiandieną. Žmogus, kuris galvoja apie kitą žmogų, kuris mato kitų žmonių poreikius. Sudėtingo charakterio žmonės nepastebi, kad šalia esantys žmonės kenčia. Jie visada patys kenčia ir dėl to yra kalti visi kiti. Kad jie kenčia, kad jiem nesiseka, kad jiem kažkas ne taip yra. Visi kiti kalti, tik ne jie patys. O palaiminti žmonės, tie, kurie mato kito žmogaus poreikius, sugeba užjausti, sugeba pasikalbėti, sugeba išgirsti, pamatyti, kad šalia yra žmonės, kurių gal poreikiai kitokie. Ir jie yra laimingi. Iš tiesų jie yra laimingi savo viduje, jiems nereikia įrodinėti, kad jie yra laimingi, jie tiesiog ramiai priima viską, kas yra aplinkui, gyvendami patys savo gyvenimą ir leisdami gyventi kitiems savo gyvenimą. Tai toks trumpas pamąstymas, tai koksgi tu žmogus esi ir kurį charakterį renkiesi. Palaiminta, tą paprastą gyvenantį savo gyvenimą, ar tą sudėtingą, visada įrodinėjantis tik savo tiesas. Su jumis Eligija ir Skaičių magija, spaudžiam patiktukus ir galbūt dar išgirsite kažkokių pamąstymų, kurie gimsta kelyje.